Diena. Norėčiau pašnekėti apie pirkinius iš vikingų parduotuvės. Pavyzdžiui, nusipirkau pravažiuodams pro Kauno Vikingus Raudondvario plente šitokį daikčiuką. Jo kaina tai simboliška tikrai 69 centai. Pasėmiau, nors nežinau, ar jis man bus reikalingas ar ne, bet vien tik į atubės įkėlimą, kad parodyčiau. Čia kažkoks gal pats nežinau, parodysiu, gal kas turės komentarų ir pakomentuos. Daikčiukas. Duomenys tokie. Angliškas žinoma variantas, reikėjo pirkti perėjimas Vikinguose 3,5 lito. Iš europinių į anglišką, nes reikėjo pereiti, vat kaip matote, tokiu būdu. Pereiti. Bet ne ir viskas dar. Tuos daikčiukus nupirkau praktiškai pigiau už šitą daikčiuką, irgi perėjimas, kurį pirkau Topų centre, nes kitaip neėjau sujunginėti į mūšiškę rozetę iš angliškų variantų. Matot kainą. Tai patarkit, kas čia per daiktas toksai. Dar kartą parodau. Ar jis naudingas buityje? Ačiū už dėmesį. Statykit laikus.